Labas. Ar teko susidurti su netikrais profiliais socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Instagrame, ar mokate juos atpažįsti? Ar žinote raudonosios vėliavėlės, kurios informuoja jūs, kad šitas žmogus yra tikrai netikras ir su juo neverta prasidėti? Kaip atsirenkat savo draugus, ką priimti į savo draugų ratą socialiniuose tinkluose, ką atmesti, ką sekti, ko nesekti? Dažnai tenka išgirsti, kad ypač moteris dažnai užkliūna už netikrų profilių ir pasiduoda sukčių vilionėms. O gal jūs pažįstat kažką iš savo draugų rato, kolegių, pažįstamų, kas jau įkliuvo į tokias pinklės ir pati ar pats nebesupranta, kad susirašinėjęs tikrai ne su tuo žmogum, kuris yra toj gražioj nuotraukoj ar tam feikiniam gražiam profilyje Facebook'e ar Instagrame ar kitoj socialiniai medijai. Čia aš pasidalinsiu keletą tokių raudonų vėliavėlių, kurios padės atpažinti netikrą profilį socialiniuose tinkluose. Pirmiausias punktas, į ką reikia atkreipti dėmesio, tai yra profilio nuotrauka. Profilio ir kitos nuotraukos. Dažnai naudojamas foto netikrose profiliuose yra iš kažkokių kitų pavogtų profilių arba iš nemokamo foto saito pasirinktos ir dažnai naudojamos kokios nors prestižinių profesijų nuotraukos, kaip lakūnas, juristas, daktaras. Tai nuotraukos, kurios gali atspindėti darbą, prestižinį darbą, kuris rodo, kad tikrai žmogus yra pasiturintis. Paprastai nuotraukose būna gana simpatiški, linksmi žmonės. Gali būti nuotraukos su vaikais, jos labai patraukia moterų dėmesį ir atrodo, va, štai koks ir gražus, ir simpatiškas, ir turtingas, ir su vaikais sutarė, ir koks puikus tėvas. Tačiau atkreipiu dėmesį, kad kokios kitos nuotraukos yra. Gali būti nuotraukos iš kelionių, kurios rodo, kad žmogaus gerbūvį, kad štai žiūrėkit, aš pasiturintis keliauju ir tikrai labai fainos nuotraukos. Gali tokių nuotraukų iš viso nebūti. Jeigu profilis yra netikras, ten nebus nuotraukų paprastai iš kokių hobių, pramogų, nuotraukų su draugais, laisvalaikio. Tai, kas rodytų, kad įprasta žmogaus gyvenimą. Antras svarbus punktas yra data. Kada profilis sukurtas? Atkreipkite dėmesį, kad netikri profiliai dažniausiai būna sukurti porą dienų, mėnesį, keli mėnesiai prieš jums atsiunčiat prašymą draugauti. Ir dažnai tokiuose profiliuose būna nuotraukos dedamas irgi per vieną dieną sukeliamos kokios kelios nuotraukos. Pažiūrėkit, čia mano profilis atseit yra naudojamas, tačiau nuotraukos ir kartais, jeigu taip gerai įsižiūrėtumėt, net ne to pačio žmogaus. Ir panašios, bet ir kartais gali suklysti, ar čia tas ar ne tas žmogus, bet iš tam tikrų bruožų galima atsekti, kad netgi žmogus yra kitas, o ne tas pats. Tai, kaip ir minėjau, pirmam punkte nuotraukos yra pasirinktos iš kažkokio kito profilio, kad atkreipti jūsų dėmesį. Trečia skiltis labai svarbi yra info skiltis. Pasižiūrėkite, kas informacijoje rašoma apie tą žmogų, ką jis yra įsidėjęs. Taip, mes ne visi dedam daug informacijos, nelabai norim viešinti savo gyvenimą ir data, vaikai, giminės, artimieji ir visa kita. Jeigu toks žmogus yra, tai taip, jis yra atviras, jam nėra ko slėpti, tačiau yra tikrai gana nemažai žmonių, kurie nesiskelbia nei gimimo datos, nei kur gyvena. Tačiau yra vienas toks labai svarbus punktas. Netikrose profiliuose dažnai būna arba iš viso nėra informacijos, arba šeiminė padėtis būna našlys. Kas kaip ir sukuria tokį, žiūrėkit, aš laisvas, čia nėra moterų šalia manęs, niekas jūsų nevaržo su manim dabar susipažinti ir pradėti bendrauti. Plius, kad aš esu simpatiškas, turiu gerą profesiją, žiūrėkit, ir koks aš čia viskas ir dar su vaikais, ir čia aš linksmas. Na ir našlys. Ko daugiau reikia moteriai, ar ne? Niekas netrukdo, štai prašom. Ketvirtas punktas. Vardas, pavardė. Atkreipkite dėmesį, kaip žmogus save pasivadina profilyje. Ar tai yra natūralus vardas, pavardė, gali būti
tik tai vardas, kas rečiau būna, paprastai žmonės rašo vardą pavardę, tačiau būna visokių, kad galbūt nenori labai viešai skelbtis, gali būti tik tai vardas, bet ar tas vardas yra tikras, ar jis yra toksai išgalvotas. Aš turiu omeny, kad gali būti koks Džonas Smithas ar Jonas Petraitis, kuris labai populiarus visose blankose vardas pavardė ir jis yra naudojamas socialiniai medijai. Tai žinokit, kad, atsiprašau visų Jonų Petraičių, kurie gali būti iš tikrųjų profilyje, tačiau kiek natūraliai yra, tai turbūt nedaug. Tai visumoje, aišku, reikia žiūrėti visumą akaunto, visumą profilio, tačiau vardas pavardė taip pat duoda gana ryškę nuorodą, kad gali kažkas čia būti po tuo netikra. 5. Labai svarbus punktas, į kurį tikrai reikėtų atkreipti dėmesį, tai ar šitas profilis yra iš tikrųjų sveikas, ar jis yra normalus, ar ten yra nuotraukų įvairių ir pačio žmogaus, ir iš jo gyvenimo, galbūt su šeima, gal su draugais, gal su buvusiais. Mesgi ne vienas negimėm ir iš karto įsijungiam štai į Facebooką ir Instagramą. Vis tiek mes turim kažkokią gyvenimo istoriją ir ta istorija paprastai, jeigu mes kurį laiką jau esame socialiniuose tinkluose, mes ją dalinamės. Vienokia, kitokia, kartais aišku kažkokiais nepavykusiuose santykiuose galbūt ištrinam tas nuotraukas, bet vis tiek lieka kažkokia dalinimosi istorija. Ir pasižiūrėkite, ar tikrai tas žmogus dalinasi tokia jums priimtina istorija. Nebūtinai tas profilis turi būti užgriozdintas visokiais ten kasdieną postais ar kažkokiais tai ten, nežinau, pasisakymais. Tačiau jis turi būti organiškas. Iš to seka kitas punktas – aktyvumas ir interaktyvumas. Netikri profiliai dažniausiai turi kelias nuotraukas savo profilyje, tačiau nėra komunikacijos su kitais profiliais, nėra komunikacijos su savo draugais ar followeriais, kuriuos jie seka. Tame profilyje gali būti daug visokių reklaminių, kažkokių tai informacijos ar postų, kurie, nežinia, galbūt jis tenai reklamuoja savo verslą ar draugų verslą, ar šiaip tik tai teršia eterį vien tik tam, kad parodytų, štai žiūrėkit, aš esu gyvas, aš esu tikras ir čia su manim dabar bendraukite. Gali būti, kad profilis sukurtas tam, kad toks žmogus pasislėptų po kaukę, tam, kad bendrautų, komentuotų kitus profilius, kleistų neapykantą, patyčias. Pasižiūrėkit, kas po to slypi. Ar tikrai nori tokį žmogų turėti savo drauguose. Draugai, followeriai. Ar tas profilis turi daug followerių? Ar tas profilis pats kažką seka? Ar turi draugų ratą? Netikri profiliai dažniausiai būna, kad ypač Instagrame tai labai matosi, jis followina daug, bet tikrų draugų neturi. Arba jis turi labai daug followerių, bet pats seka tik kelis akauntus, kurie greičiausiai yra jo paties kitų vardų pavadinti akauntai. Atkreipkite į tai dėmesį. Taip pat prie draugų priskirčiau tokį vieną punktą, pasižiūrėkit, jeigu matomi draugai, iš tikrųjų daug kas slepia savo draugus, kokiam Facebook'e, nematomi jie yra ir nežinom, kas ten po to slepiasi, tačiau jeigu yra įmanoma, pasižiūrėkite, ko daugiau yra profilyje draugų, ar yra vien tik moteris, pavyzdžiui, ar vien tik vyrai, ar tai yra balansas ir vyrų, ir moterų. Natūralu, kad, pavyzdžiui, pas moterį bus daugiau gal moteriškos lyties draugų, mažiau vyrų, o pas vyrus galbūt atvirkščiai, galbūt bus ir 50-50. Tačiau tas balansas turi būti sveikas balansas, nes dar gana dažnai, ypač pikaperiuose, matau, kad daugiausia būna vien tik moteris. Pavyzdžiui, draugų ratas yra vien tik moteris ir vienas kitas vyras, nežinia kodėl užklydęs. Atkreipkite dėmesį, kas laikina tas nuotraukas netikro profilio. Pasižiūrėkite, ar tai būna vien tik moteris, ar tai būna vėlgi sveikas balansas, vyras moteris, nes mesgi draugų nuotraukas irgi laikinam. Tiek vyras vyro, moteris moteriai. Tačiau yra ir draugų, kurie, sakykime, man patiko, palaikino, ar ne? Ir
jeigu, pavyzdžiui, vyro nuotrauką kažkokią laikina vien tik moteris, tai turbūt yra signalas, kad tai yra pikaperis ir savo profilyje jis turi daugiau moteriškų draugių. Kontentas ir kontekstas, jo kokybė. Atkreipkite dėmesį, kas yra profilyje to žmogaus, kokia informacija, ar ten kažkokie juokingi video, gal ten vyras deda, gana dažnai matau iš tam tikrų šalių, gėlytės, širdutės tenai. Jeigu jums tinka toks žmogus, viskas okei. Bet jeigu jūs netokių draugų norit savo rate, tai reikėtų atkreipti dėmesį irgi. Nes jeigu yra vien tik tokie video ir vien tik tokios širdutės gėlytės, bet nėra informacijos apie patį žmogų, vertėtų susirūpinti irgi, kokie to žmogaus kėslai yra, kokia intencija, ko jis nori iš tokių socialinės medijos santykių. Iš to išplaukė kitas punktas, tai draugavimo intencija. Gali būti, kad žmogus iš tikrųjų yra tikro žmogaus profilis ir jis nori santykių kažkokių, bet vėlgi reikėtų tada bendraujant pasižiūrėti, ar jums tinka toks bendravimo būdas, kokia to žmogaus iš viso intencija yra, ar jis tik tai žeria komplimentus, bet neatsako į jūsų klausimus, pavyzdžiui. Užduokit klausimus ir jūs pamatysit, ar žmogus atviras ir sąžiningas, ar linkęs bendrauti ir tikrai megzti ryšį, ar jis tik tai varo savo kažkokią tai liniją ir nereaguoja jūsų klausimus. Man yra tekę pakliūti į tokius, tai daugiau būna per elektroninį paštą, dabar jau mažiau gaunu tokių laiškų, anksčiau būdavo, kad parašo kažkas tai, ir galvoju, tokio eksperimento su metimais atrašysiu. Ir tai, ką aš klausiu, paprastai rašo tą patį, kas buvo pirmam laiške, kas buvo antram laiške ir į mano klausimus absoliučiai nereaguoja. Būna tie patys kažkokie išversti iš kažkokios kalbos sakiniai, aišku, patrauklus, ten kažkokie komplimentai, kurie visiškai neturi nieko bendro su manim, ar tas žmogus iš viso net nėra matęs manęs. Tai reikėtų atkreipti dėmesį ir gali būti labai prasta kalba, nes tai būna vertimai iš kokios nors kitos šalies, kitos kultūros žmogus, jis aišku nemoka nei angliškai, nei lietuviškai, nei dar mums suprantama kalba, tai jis verčia per Google Translator ar kažką tai, tas vertimas nebūna tikslus ir ten kalba būna iškraipyta, arba jis moka šiek tiek, pavyzdžiui, angliškai ir parašo ten keletą žodžių, kurie ten nei tvoro, nei mėta. Sakant, tai žiūrėkite, ko jis nori iš jūsų. Paprasčiausiai nesivelkite į didelės diskusijas, jeigu matot, kad kalba eina ne apie tai, ko jūs iš tikrųjų, kas jūs esate ir ko jūs norite iš tos draugystės. Čia galbūt yra didesnė tema apskritai apie bendravimą socialiniuose tinkluose, čia reikėtų atskirą video rašyti. Dabar tik tai trumpai pasakysiu, kad pirmiausia, ką jūs pati ar pats turite suvokti, tai yra save, kas aš esu, kokios aplinkos aš noriu ir kokią aplinką aš noriu susikurti socialiniuose tinkluose. Nes akivaizdu, kad mūsų gyvenimas nebėra vien tik tai kiemas, gatvė ir namai. Tai yra visas platusis pasaulis, kuris telpa štai socialiniai medijai, internete. Ir tai yra vėlgi atskira aplinka ir ta aplinka turi būti vėlgi labai gerai atrinkta, juk nenorit belė kokio, taip grubiai pasakysiu, šiukšlių savo rate, ar ne, kurios jums tenai atakuotų, skleistų patyčias ar nepagarbiai su jomis elgtųsi. Tai filtruokit tą aplinką irgi ir atsirinkit, kurios profilius norit savo rate turėti, kuriuos gal blokuoti. Jei kažkas matote, kad jūs skaudina ar skleidžia patyčias, galbūt netgi deklaruoti metai ar kitai organizacijai, kurios platformą jūs naudojate. Kas svarbiausia, tai yra atjungti emocijas ir įjungti smegenis. Galvokit. Aš suprantu, kad kartais ypač moteris vienišos, galbūt amžiuje, kaip aš, pavyzdžiui, ir atrodo, o kodėlgi nepabendravus su kažkuom, tai ar ne, bet
Na, vėlgi nereikia pasiduoti tą emociją, kad kažkas parašė, va štai žiūrėkit, mane jau pamatė, pastebėjo, kažkoks jaunuolis, ypač ten jeigu ten kažkoks gražuolis, linksmas, koks nors daktariukas, pasiturintis, žiūrėkit ir našlys ir visa kita, kodėlgi nepabendravus, gal čia išveš mane į Ameriką ar dar kažkur tai. Na, jungit smegenis. Na, ir pagalvokit, ar toks žmogus savo rate negali rasti geros, padorios moters. Jeigu jis daktaras, lakūnas, ar juristas, inžinierius, paprastai tokie žmonės būna užsiėmę, neturi laiko tokiom rašliavom. Aišku, gali būti, aš tikrai nesakau, kad jie nerašo ir jų nėra socialiniuose tinkluose. Taip, ir jie būna, ir rašo, ir būna ir vieniši, ir viskas tvarkoja. Visai būna gyvenime, ar ne? Bet vis tiek reikia jungti smegenis ir pagalvoti, o kaip jis jūs atrado. Jeigu jūs turit, pavyzdžiui, irgi profilį tokį, šiokį tokį, nelabai galbūt tokį išvystytą, ne, kom jūs jį patraukėt, kodėl va štai šitas vyriškis, sakykime, rašo jums, moteriai, ar ne, ko jis nori iš to santykių. Aišku, labai malonu dėmesys, labai malonu komplimentai, bet atkreipkite dėmesį, ar tas žmogus nori, pavyzdžiui, Europos Sąjungą, ar jis nori ten pinigų iš jūsų, dar kažką. Pradžioje jūs to nesuvoksite. Pradžioje jis apipils komplimentais, jūs ten būsit devintam dangui ir žiūrėkit, po biškį jau kažkur tai jūsų dėmesys jau ten rožiniai akiniai, jūs euforijai. Jau žmogus pradeda ten ar pinigėlio paprašyti, ar kažkokias pasiskūsti kažkokią nelaimę. Moteris, niekada neduokit vyrui pinigų, ypač kurio nepažįstat. Bet čia yra atskira tema, jei norėsit, galima toliau gvildenti kitame video. Pasižiūrim keletą netikrų profilių. Šie žmonės atsiuntė man, pasiprašė į draugus, atsiuntė prašymą draugauti. Ir štai vienas iš jų yra Maiklas. Ir, kaip matote, lakūnas, šypsena, išvaizdus vyrukas. Labai puiku, tai labai standartinis netikras profilis. Žiūrim toliau. Informacija apie žmogų. Kas yra? Informacijos nėra nieko visiškai, nei kur gyvena, nei kur dirba, nei gimtadienio, nei daugiau nieko. Jokios informacijos. Dabar pasižiūrėkite į nuotraukas. Aišku, gražios, žmogus besišypsantis, aktyvus matosi, daug keliauja, aišku, lakūnai visi daug keliauja. Ar čia tas pats žmogus, nežinau, kai kurios nuotraukos man kelia abejonę, ar tikrai čia tas pats žmogus yra. Ir atkreipkite dėmesį, kada tos nuotraukos yra sukeltos. Visos yra sukeltos 8 spalio 24 metų ir daugiau postų nėra. Pasižiūrim draugus, draugų nėra. Nors atrodo, rodo profilė 142 draugai, draugų sąrašo nėra. Ir jeigu atkreipite dėmesį, nuotraukas, kurias yra sukėlęs, šitas žmogus laikų neturi. Yra paskutinės nuotraukos kelios, kur vienas laikas. Tai akivaizdžiai rodo, kad profilis absoliučiai yra netikras. Panagrinėjame dar vieną profilį, tai Josh Leonards iš Hasselto. Jis atsiuntė man prašymą į draugus, jau gana senokai, aš jo nepatvirtinau. Ir pasižiūrėkime informaciją apie jo profilį. Aišku, yra našlys, labai tipiška. Daugiau informacijos nėra apie šį žmogų. Pasižiūrim daugiau jo nuotraukas. Įkelta Liepos 13 praeitų metų. Turi va štai daugiau laikų, ir kas laikina, pasižiūrėkim, ir Ana, ir Sandra, ir Alis, ir Ina, ir Veronika, ir Greta. Akivaizdus pikaperis. Kam man kartais kyla klausimas, kam tokie žmonės iš viso daro profilius ir renkasi žmonės į savo draugus, jeigu paskui nebendrauja. Nežinau, gal kartais rašo, bet aš nemanau, paprastai tokie žmonės, jeigu ir parašo vieną kitą žodį, tai čia toks turbūt iš neturėjimo ką veikti, laisvalaikio užsiėmimas. Ir nuotraukų jis turi keletą.
Štai vat, jis ir groja saksofonu. Ir vėlgi pasižiūrėkim, kas tai laikina. Ir Ann, ir Lynn, ir Sara, ir Joana, ir Greta, Peggy. Vėlgi visas moterų kolektyvas, nes aišku, patrauklus vyrukas. Va štai ir šefas, ir muzika groja, va štai kokia romantika, ar ne? Na, negana to, aš turiu dar vieną profilį iš Joss, kuris rašo, kad jau gyvena nebe Hasselte. Jis turbūt neseniai sukurtas šitas profilis, o gyvena Sintraudene, yra taip pat našlys. Ir vėlgi ta pati nuotrauka šefo, yra va štai jau įdėtas ir gimtadienis kažkoks. Taip, ir nuotraukos su maistu, nu tai prašom ir gamina, ir romantiką gali suteikti. Na, kogi ne jaunikis, ar ne? Ir taip pat įkelta Liepos praeitų metų mėnesį. Pasidalinkite komentaruose, ar jums teko užkliūti iš netikrų profilių. Kaip jūs juos atpažinote? Ir priimat juos į draugus? Ar bendraujate? Kas iš to? Koks rezultatas? O gal pažįstate draugus, kurie yra jau giliai įklimpę į netikrus profilius ir jūs matot, kad tas žmogus tikrai yra aferistas ar sukčius ir bando išvilioti pinigus iš jūsų draugų, tai parašykite, pasidalinkite savo pastebėjimais, savo komentarais. Kartu mes galime padėti kitiems žmonėms taip pat nepakliūti. Pasidalinkite šito video su savo draugais, kurie manot, kad yra įklimpę. Dalinkimės informaciją, bendraukime. Paspauskite laiką, parašykite komentarą, mums bus labai malonu. Jeigu turite kokių idėjų kitiems video, ar norėtumėte aptarti kokią nors informaciją, ar gauti kažkokių žinių, ar pasidalinti kažkokią istoriją, mielai rašykite man ir elektroninių laiškų, ir komentaruose galite palikti žinutę. Man bus labai malonu. Dėkui, kad žiūrėjote. Iki.